Sveiki. 3 bėdos, ką parodė šaltis šilumos siurbliam. Pirma bėda – tai per mažas galingumas. Labai dažnai visi pamiršo, kad pas mus būna šaltos žiemos ir visi siūlo tikrai per mažus siurblius, nes visi pripratę prie naujų namų. Su naujais namais, sakykime, nebuvo labai didelių bėdų, bet su senais radiatoriais masinė problema, masiniai skambučiai ir kas įvyksta. Tiesiog siurblys dirba maksimaliai su tenai, su viskuo ir jūs namuose turit maksimum 15 šilumos. Dėl to mes, kai parenkam visą laiką šilumos siurblį, visą laiką pas mus būna jie didesni ir pritaikyti radiatoriams. Antra bėda – tai per silpnas elektros įvadas. Kuom tai pasireiškia? Tiesiog šilumos siurblys, kai dirba maksimaliu režimu, jūsų automatukai ar stulpe, ar namuose, jie tiesiog iššoka. Tai reiškia, kad ne šilumos siurblio gedimas, o tiesiog buvo nepaskaičiuota. Trečia bėda – panaikina seną kieto kuro katilą senuose namuose. Su senais namais tikrai nenaikinkite senų pečių, ar tai būtų dujinis, ar tai būtų malkinis. Visą laiką geriausiai kombinuoti. Tad jei norite išsirinkti šilumos siurblį nepagražintais skaičiais ir žinoti visą tiesą, kiek jisai vartos ir ką jums reikia turėti, skambinkite mums nurodytais telefonais apačioje jau dabar arba atvykite į ofisus Kaune ar Vilniuje.